Atsiverskime mes Nehemiją. 9 skyrius. Mama, varom į baseiną. Paskui baseiną. Guma? Nehemija. Ką sakyti? Yra ir 539. Apie baseiną. Gerai. Tai, ką aš čia piešiau, čia, tai buvo apie mane ir Dievą. Bet kodėl aš nuo to pradėjau? Todėl, kad pradžioje esu tik tai aš. Kad pradžioje Dievas, jisai man yra arba pasaka, arba nepažįstu, arba nežinau, ar apskritai yra. Jisai toksai mažiukas toli ir galbūt. Ir jeigu aš pradėčiau nuo to, ką Dievas mąsto apie mane, tai būtų kaip pradėti eiti į mokyklą nuo 5 klasės, o ne nuo 1. Nes 1 klasė yra, o ką aš manau, ar Dievas apskritai yra. Nes jeigu jo nėra, tai ką tu be pasakotum apie tai, ką jis įkalba, jogi nėra. Jo nėra, tai kam čia pasakai man. Taigi, visų pirma, Dievas yra. Ir jisai ne mažas yra, ir ne toks, kaip aš jį nupiešiu, bet jis yra virš visko, jis yra viso ko kūrėjas ir viską rankose savo laiko. Mes esame mažas jo kūrinėlis, įskaitant visą žemę ir visą visatą. Mažas kūrinėlis, ir tas kūrinėlis yra tai, kuo jisai žavisi ir tai, kas jam rūpi. Kiekviena didelė žvaigždė ir maža molekulė. Tai yra nuo iki. Jam rūpi viskas. Ir jisai yra antiek didelis ir aš esu tada antiek mažas. Ir kada mes esam šitoj pozicijai, tada mes einame į kitą klasę. Ir tada sakome, gerai Dieve, o dabar tu kalbėk. Ir jisai pirmas dalykas, ką jisai žmogui pasako, pats pirmas dalykas. Jisai pasako, kad egzistuoja nuodėmė. Ir kada Dievas yra virš manęs ir jisai yra absoliuti tiesa, jis negali meluoti ir jisai man pasako, egzistuoja nuodėmė, aš negaliu ginčytis. Bet norėčiau. Todėl, kad tam žmogeliui, kuris 80 metų nugyvena šioje žemėje, jam nuodėmė neegzistuoja. Jam egzistuoja tik tai, mes šitą daleiskim, o šitą nedaleiskim, toksai kaip, koks skirtumas, ne? Ta sąžinė yra antiek ištreniruota ir antiek iškrypusi, kad nuodėmė neegzistuoja jo gyvenime. Yra tik tai, kai kurie daleidžia šitą, kai kurie ne, ir viskas. Bet Dievas, jisai, kada ateina pa žmogų į gyvenimą, jisai sako, nuodėmė jinai egzistuoja ir kas nusidėjo bent kartą, tas turi mirti. Antiek tai rimta. Tai labai rimta. Romiečiams 3:23 sako, kad mes visi nusidėjame ir stokojame Dievo šlovės. Ir taip pat romiečiam parašyta, kad, man atrodo, 6:3 sako, kad atlygis už nuodėmę yra mirtis. Tai yra, mes turėtume mirti, nes mes nusidėjom. Ir klausimas, ar nemirėm. Pažiūrėkite sąžinę ir suprasit, ar mes nemirėm. Mūsų sąžinė sudegusi pilnai, jeigu kalbant apie tai, o kas iš viso, kas yra iš vis gyva mūsų gyvenime išlikę, jeigu mes žiūrėtumėm į savo sąžinę. Taigi tenai viskas yra korupcija tam. Ten mes Dievą nuleidžiam iki savo kokio norime aukščio ir mes su juo skaitomės, kaip mes norim, ten korupcija, ten yra mirusių sąžinė.
Ir jisai pirmą dalyką, ką jis pasako, egzistuoja nuodėmė. Ir kadangi egzistuoja nuodėmė, tai lygu egzistuoja ir mirtis, kaip atlyginimas už tą nuodėmę. Ir dabar sekantis dalykas, ką jis nori man pasakyti, kad egzistuoja ir dangus, nes aš esu amžinas ir kažkur tai praleisiu amžinybę arba danguj, arba kur, arba pragare. Pragare. Ir kada aš suprantu, kad atlygis už nuodėmę yra pragaras, tai kokia man viltis tada yra? Kokia viltis? Kuris nors iš mūsų yra nenusidėjęs, nėra tokių. Kokia viltis tada yra? Ir jeigu aš neturiu jokio pažinimo apie tai, koks Dievas yra, tai čia yra žiauriausia, ką aš galėjau sužinoti. Nes pagal mano vaizduotę, Dievas yra tvarkingas. Ir jis pasakė, tu kaltas, tu mirsi. Taip, tvarka. Tu kaltas, tu ir mirsi. Tu nusidėjai, tau ir pragaras. Jeigu aš nepažįstu Dievo, aš bandau sukurti pagal savo įsivaizdavimą. Todėl aš noriu antrą dalyką šiandien ką pasakyti. Tai Nehemija 9 skyriuje, eilutė 19. Tačiau tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas. Suprantate, ką tai reiškia? Čia yra tikrai ne tai, ką aš sugalvočiau apie Dievą. Tačiau tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas. Tai yra trečias dalykas, ką jisai čia rašo. Gailestingas. Gailestingumas. Tai yra pati geriausia naujiena, kokią tik tai galėtų sužinoti žmogus šioje žemėje. Nes mes visi nusidėjome ir visi stokojame, kad patekti dangų, mes visi einame į pradą. Ir pati geriausia naujiena, kad tas, kuris sėdi teismo soste, jisai yra gailestingas. Tai yra pati geriausia naujiena. Ir kada Dievas žmogui sako, okei, nusidėjėlis, pragaras, bet ar tu norėtum, kad aš tau atleisčiau? Ir žmogus gali sakyti taip arba ne. Ir labai daug kas sako ne. Kodėl? Nes jie išdidus. Jie vis dar laikosi savo karūnos, aš pats valdau. Visus 80 metų, kurias aš turiu, aš iki paskutinės akimirkos valdysiu viską. Ne, man neįdomu. Dieve, tu užsimk savo reikalais, aš užsimsiu savo. Ir Dievas sėdėdamas soste, įsivaizduoja, čia ne šiaip sostas, čia teismo sostas. Ir tu esi teisiamas. Ir Dievas sako, ar tu nori, kad aš būčiau tau gailestingas? Ir tu sakai ne. Ar tu supranti, ką tu sakai? Tu sakai, kad aš kaip amžina būtybė, Dievas sukūrė mane amžiną. Aš kaip amžina būtybė pasirinku būti amžinai pragare. Jūs man pasakykite, koks sveiko proto žmogus galėtų tai pasakyti. Ir žmonės vis tiek tai pasako. Kodėl? Nes jie serga vėžiu ir tas vėžys vadinasi išdidumas. Ir tai yra, ar tai yra pagydoma? Dievui tai yra pagydoma. Dievas gali tai pagydyti. Bet tai sulaužys tave. Kad išdidumą pagydytų, tai tikrai tave sulaužytų. Nes išdidumas jisai nepagydomas jokiom tabletėm. Nepagydomas kalbomis, nepagydomas kažkokiais tai ten surprizais, dovanom. Išdidumą, jeigu nori pagydyti, turi sulaužyti žmogų. Todėl Dievas daleidžia nelaimingus atsitikimus, katastrofas, daleidžia daugybę dalykų, skyrybas daleidžia. Daleidžia, kad vaikai žūtų. Daug ką daleidžia, nes tai sulaužo išdidumą. Ir va tada žmogus, jis
kai jisai pradeda netekti išdidumo, pradeda pagaliau matyti. Ką jis pradeda matyti? Kad jisai kvailys, jis pasirinko eiti į pragarą. Jisai kvailys. Per išdidumą tu negali suprasti, kad tu kvailys. Nes tu protingas. Išdidus tai reiškia karūna ir aš. Ir Biblijai parašyta patarlių knygoje, kad piktas nesupranta. Taip pat parašyta išdidus nesupranta. Jie vienodi. Jie nesupranta, jie nemąsto. Bet ar iš mūsų dingsta išdidumas? Jisai kaip ir yra pas mus tas išdidumas. Jo, išdidumas, jisai, sakau, yra vėžys, tai yra nepagydoma, bet Dievas gali mažinti išdidumo pasireiškimą. Ir kuo labiau sumažins, tuo labiau tu praregėsi. O praregėsi dėl ko? Kad tau reikia Dievo. Tau reikia, kad ne šiaip Dievo, bet sėdinčio soste gailestingojo. Atleisk man, Dieve, aš esu nusidėjęs. Ir čia sako, dar sykį. Tačiau tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje. 19. Nehemijo 9:19. Dievas, būdamas didžiai gailestingas, jisai nepaliko, žinot, kieno dykumoje? Išdidaus, kuris pasakė Dievui ne. Tai yra tokia dovana. Mes, sakydami Dievui ne, mes neatstumėm jo taip, kad jisai mus paliktų. Tai neįtikėtina. Ar matot, kokia yra Dievo charakterio savybė? Jis niekada nepasiduoda. Jis niekada mūsų nepaliks, jis niekada neapleis, netgi jeigu mes spjausim jam į veidą kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną jisai niekada nepaliks mūsų dykumoje. O dykuma yra ta vieta, kur nieko nėra valgoma. Tai yra, ką tu bedarytum, tu tuštumą jauti, nes tu valgai ne ten. Dievas nori nuvesti tave į savo sodą. Bet tu sakai ne. Bet jisai niekada nepasiduos. Ir žmonės, jie gali visą gyvenimą būti narkomanais ir matyti, kad narkomanija nepadeda. Būti alkoholikais ir matyti, kad tai negelbėja. Visą gyvenimą gali būti išdidžiais teisuoliais ir matyti, kad tai negelbėja. Ir jie bus dykumoje visą gyvenimą, bet taip pat Dievas didžiai gailestingas jų nepaliks dykumoje. Jis įbelsis į tavo širdį kiekvieną dieną. Prie kiekvienos čierkos, prie kiekvieno švirkšto, prie kiekvieno įsivaizdavimo, kad tu protingas. Ir jis įbelsis. Ir nenustos belsis. Žinot, kodėl? Nes tu esi brangiausia, ką jis turi. Pats brangiausias, ką jis turi. Jisai nesukūrė tavęs kaip dar vienos dulkės, kurią papūtė ir neaišku, kur nugulė ir jam vienodai šviečia. Ne, tu jam esi ypatingas. Ir jisai niekada nepasiduos, jis belsis į tavo širdį. Ir kodėl jisai tai darys? Todėl, kad tu brangiausias. Mums sunku tai suvokti. Taigi jisai yra gailestingas. Jisai, atsiverskite Jono 3:16. Jono Evangelija. Dievas taip pamilo pasaulį. Kas įsivaizduoja, kad jisai žino knygos viršelį, bet nėra jos skaitęs. Jono 3:16. Ir čia sako, nes Dievas taip pamilo. Jūs man pasakykite, kaip taip, ar jūs suprantate? Mes skaitome labai greitai tai eilutę. Mes sakom, nes Dievas taip pamilo pasaulį. Oi, žinai, jisai pamilo pasaulį. Ne, jisai nepamilo pasaulį, jis taip pamilo pasaulį. Kaip jisai pamilo? Žiūrėkite. Jisai pamilo taip, kad nuodėmė jam tapo pats baisiausias dalykas, kokį jisai yra matęs. Kad nuodėmė ir jos atlygis už nuodėmę Dievui yra košmaras, kokį jisai didesnio negali susapnuoti.
Nors iš tikrųjų tai mūsų košmaras. Bet jisai taip pamilo tave, kad tai jo košmaras. 16. Jisai taip pamilo tave, kad jisai nesiruošia nustoti belsis į tavo širdį, kad sutvarkyti šitą košmarą jo širdyje. Negirdėt. Aš dar sykį pakartosiu. Dėl Jolantos. Dievas taip pamilo. Jis taip pamilo, kad šitas košmaras, kuris yra mūsų iš tikrųjų, tapo jo košmaras. Mes nueiname gulti ir galvojam, žinai, pragaras, dangus, koks skirtumas. O Dievas nenueina gulti, nes jis negali užmigti, kol tu eini į pragarą. Jisai taip pamilo tave. Ir jisai niekada nepasiduos, nes jisai žinodamas apskritai, kad įmanoma tau ten patekti, jisai negali įmegoti. Tokia meilė jo yra. Jis taip pamilo tave, kad vienintelis yra dangus, kuris duotų jam miegą. Jisai yra dangui, bet aš nesu dangui. Jeigu neišgelbėtas, ne? Ir jeigu aš nesu dangui, tai jis nėra dangui. Štai kaip jisai pamilo mane. Ir kada jisai man sako, aš esu didžiai gailestingas tau. Jisai žinot, ką sako? Jis sako, aš žinau, kaip tai pakeisti. Aš žinau, kaip tai padaryti. Alio, atencijon. Žiūrėkit į mane, aš žinau, kaip tai pakeisti. Ir aš jums noriu pasakyti, kaip tai pakeisti. Žiūrėkit, aš esu teisėjas, bet Jėzus Kristus yra mano mylimas sūnus, kurį aš nusinčiau į šią žemę, kad jisai susimainytų vietomis su tavimi. Tu turėjai eiti į pragarą, jisai turėjo eiti į dangų. Ir Jėzus atėjo į šią žemę ir jisai nuėjo ant kryžiaus vietoj tavęs. Ar tu nori, kad tai būtų vietoj tavęs? Atsibusk, nes jeigu jisai nemirs vietoj tavęs, tai tu mirsi. Ir Jėzus su visom tavo nuodėmėm ant kryžiaus buvo nukryžiuotas ir nusinešė tai į pragarą vietoj tavęs. Nes būtinai, jeigu yra nuodėmė, būtinai turi kažkas mirti. Ir štai Dievas sako, aš atiduodu savo viengimį sūnų Jėzų Kristų, kad kažkas visiems turi mirti. Ir jisai mirs, būdamas tobulas, be nuodėmės, be kliaudos, jisai mirs vietoj tavęs, kad tau nereikėtų. Jisai atidavė brangiausią, ką jisai turėjo, Jėzų Kristų. Ir šiandieną jisai siuntė šventąją dvasią į šią žemę, kad šventoji dvasia jums sakytų, tai įvyko, tai tiesa, tai tu gali tai priimti tikėjimu ir tai bus tavo. Ar tu nori? Nes jisai didžiai gailestingas, jis nenustos tau tai kartoti per šventąją dvasią, sakys, dangus yra tau vienintelė gyvenamoji vieta, kuri yra sukurta dėl tavęs. Pragaras sukurtas dėl velnio ir jo demonų. Tai nėra sukurta dėl tavęs. Ir žmonės, jie būdami tie dievukai, jie tiek daug prisigalvoja. Jie sako, man reikia stengtis, atidirbinėti, man reikia keistis, kitaip į dangų nepakliūsi. Nieks nepakliūsi dangų. Pats. Į dangų gali pakliūti tobulas, niekada nenusidėjęs. Ir tai jisai yra vienintelis Jėzus, kuris tobulas, niekada nenusidėjęs. Jisai tik gali pakliūti į dangų. Nebent, kai sostė sėdi gailestingasis, ir jisai leidžia, kad tu, kuris turi eiti į pragarą, apsikeistų vietomis su Jėzumi ir Jėzus nueitų, o tu eitum į dangų. Tai yra vienintelis būdas tau pakliūti į dangų. Ir dabar ką mes sakysime? Mes sakysime, aš lieku dykumoje? Tu gali šiandien taip sakyti. Bet tu nežinai, gal šiandien paskutinė tavo diena šioje žemėje. Gal 80 metų tau jau baigėsi. Nes jeigu tu šiandieną mirsi,
viskas, sprendimų daryti nebegalėsi, nes šitie sprendimai daromi šioje žemėje. Tam mums ir duota šito kelionė čia. Ir jeigu šiandieną numirsiu ir atsistosiu Dievo akivaizdoje, aš tenai nebekalbu. Ten kalba Dievas, kuris viską žino, ką aš kalbėjau šioje žemėje, ir jis viską užsirašinėjo, ir jam svarbiausia, žinot, kas yra? Vienintelė akimirka, kad jis man pasakė, ar tu nori, kad Jėzus Kristus atpirktų tavo nuodėmes, ir tu pasakėjai, taip arba ne. Tai yra vienintelis, ką jis man pasakys teisme. Taip arba ne. Ir tai bus mano žodžiai, kurie įrašyti į knygą danguje. Ir mes, ką be galvotume apie save, mes galim galvoti, bet aš esu toksai ir anoksai, man niekada nesiseks tobulai kažką daryti, aš ten netinkama. Tu galvo, ką tu nori. Vienintelis žodis, tu pasakei taip arba ne. Tik tai lemia dangų arba pragarą. O žinot, kas yra pragaras? Žmonės daug anekdotų apie pragarą sukūrė. Kančia. Aš jums pasakysiu pati didžiausia kančia. Pati didžiausia kančia. Dažniausiai tas. Žinot, kokia yra pati didžiausia kančia pragare? Žmonės dažniausiai galvoja, kad tenai, žinai, ugnį degs kažkas, tai ir tenai, žinai, degsim, nesudegsim. Jo, tai yra tiesa, bet tai nėra pagrindinė kančia. Ten yra Dievo. Nėra Dievo veido. nematyti. Pagrindinė kančia, kad tas, kuris tave sukūrė, Atskirtas būsimai. tu nuo jo pagaliau atskirtas. Pagaliau tai reiškia, žiūrėkit, Dievas buvo čia, Dievas buvo čia, kur tu gyvenai, ir Dievas buvo viskame, o dabar tu amžinai esi tenai, kur Dievo nėra. Va. Pragaras. Pragaras yra vieta, kur jo nėra. Ir tu niekada nebuvai tokioje vietoje, kur jo nėra. Niekada. Ir iš kur ta vieta atsirado? Dievas yra visur esantis. Bet buvo tokia šaika, vadinasi demonai. Ir jų vadas buvo velnias. Nu, dar tebėra. Ir ta šaika sako, mes norime būti be Dievo. Ir Dievas sako, aš visur esantis. Kaip jūs gali būti ten, kur manęs nėra? Aš visur esantis. Ir jie sako, aš noriu būti be Dievo. Dievas sako, gerai, padarysiu aš vieną vietą. Vieną vienintelę vietą, kur manęs nebus. Aš išeisiu iš tenai. Ir ta vieta patapo pragarą. Ir jinai sukurta tai šaikai. Tai yra velniui ir jo demonam. Bet tenai eina daugybė žmonių, kurie irgi nori būti ten, kur Dievo nėra. Bet jie niekada, žiūrėkit, žmogus būdamas čia, niekada net neįsivaizdavo, ką reiškia būti vietoj, kur Dievo nėra. Tai yra, jis galvoja, kadangi jis dievukas, jis galvoja, kad jis yra vietoj be Dievo. Jis galvoja. Bet jeigu jis būtų be Dievo, žiūrėkit, kas yra Dievas. Dievas yra gyvenimas. Tu turi gyvenimą? Tu turi, ne? Dievas yra atgaiva. Tu turi atgaivą. Taip, mes turime rudens vėsą, ne? Atgaivą mes turim. Jis gyvoja vandens šaltinis. Jūs gerit vandenį? Jūs gerit vandenį, ne? Jis yra gyva duona, kuri suteikia energijos. Tai yra, jūs būkite nors vieną dieną ten, kur jo nėra. Jis yra mums oras, kuriuo mes kvėpuojam. Jisai visą tai sukūrė, tai yra jo dalis. Ir tu pamėgink nors akimirką būti be jo. Ir mes nesame buvę, bet mes įsivaizduojam, kad pragaras bus toks kaip čia. Jeigu tu būsi be jo, tu niekada gyvenime nebūsi ramybėje, džiaugsme, atgaivoje, tame, kas vadinas gyvenimas, tu niekada nebūsi. Ir dėl to tai vadinas pragaras. Tu niekada neturėsi santykių, ten egzistuos kitų žmonių. Ten tu būsi vienintelis, kuris egzistuoja ir baisiausia, kas yra, tu žinosi, kad tai niekada nepasikeis. Niekada. Iš pragaro niekada neperėsi niekur kitur. O tu esi amžinas. Ir va čia yra žiauru. Ir žmogus per išdidumą, jisai galvoja, žinai, pragarė, ten mano viso šaika, ten mes alaus gersim. Klausyk, tu aklas ir išdidus ir tu net nesupranti, su kokiam kortam tu žaidi. Ir vat jie, tie dievukai, tie 8 milijardai, tie dievukai,
Jie gyvena savo susikurtom iliuzijom, kai pati realybė iš karto po mirties pačią pirmą sekundę jiems ateis prieš akis. Realybė. Nes tą akimirką jie atsidurs pas Dievą ir Dievas sakys, tu nebeturi jokių pasiteisinimų, jokių atgavorkių, jokių savo diplomų, kurios baigiai. Visi tie, kurie buvo tavęs apgauti, jų nebėra. Ir tu dabar stovi prieš tą, kurio neapgausi. Ir ką tu pasakysi? Žinote, pats mandriausias žmogus pasaulyje, numiręs, žinot, ką jis darys? O taip stovės. Jau visos mandrybės bus pasibaigusios. Nes prieš Dievą neatsilaikys. Niekas neatsilaikys. Mes skaitėm, atsimenat, tą knygą. Prieš jį neatsilaikys. Nei išmintis, nei gudrybės, niekas neatsilaikys. Bet yra vienas dalykas, ką mes galim turėti kaip kozirį tenai. Jo knygoje gali būti rašytas mūsų vardas, kuris sako, aš eisiu į dangų, nes mano nuodėmės atleistas. Ir man nereikės nieko sakyti, kad aš atsilaikyčiau. Visą tai pakeis mano amžinybę. Ir ačiū Dievui už tą, kuris yra didžiai gailestingas ir niekada nepaliks manęs dykumoje. Ar aš galiu būti dykumoje? Taip. Bet jisai belsis į mano širdį visada. Kiek aš bebūčiau išdidus iki paskutinės akimirkos. Buvo istorija apie 3 kryžius, žinote? Čia, man atrodo, Mato Evangelijai arba Luko. Tai mes išsiaiškinsim. Čia yra Luko 23 skyrius. Luko 23 skyrius. Kuomet Jėzus buvo vedamas nukryžiuoti. Luko 23 skyrius 32 eilutė. Kartu su juo, tai yra su Jėzumi, buvo vedami žudyti 2 nusikaltėliai. Atėjo į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie nukryžiavo jį ir 2 piktadorius, vieną iš dešinės, antrą iš kairės. Nupieškim tai, jeigu dar yra vietos. Gerai. Buvo kryžius, didelis kryžius, ne? Ir buvo dar 2 kryžiai, iš kairės ir iš dešinės. Gerai. Jau pliusai gaunasi, ne? Kryžiai. Tas ypatingas čia. Pasilit gal gali. Gerai. Čia buvo Jėzus, ne? Jėzus. Ir čia buvo vienas nusikaltis, čia kitas nusikaltis. Čia 3 buvo. Ir dabar Jėzus tarė, 34 eilutė. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kam jisai tarė? Jisai pasakė savo tėvui, kuris danguje, apie tuos, kurie jį nukryžiavo. Jis pasakė, tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Ar nukryžiuotojai žinojo, ką daro? Jie žinot, ką daro? Jie darė taip. Jie tą nusikaltėlį nukryžiavo už nusikaltimus, tą irgi nukryžiavo už nusikaltimus, o šitą nukryžiavo ne už nusikaltimus, o dėl to, kad visi šaukia, nukryžiuokite jį. Jie buvo visuomenės spaudžiami ir negalėjo pasirinkti taip. Jie nukryžiavo Jėzų be kalties, bet dėl spaudimo. Neturėjo kaltinimo. Ar jie suprato, ką daro? Jie jį priskyrė prie nusikaltėlių. Ir tėvai, tada sako, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. O jie, mesdami burtą, pasidalijo jo drabužį. Jie tyčiojas, jie nurenginėjo, dalinosi drabužius. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo, vyresnieji kartu su kitais
šaipydamiesi kalbėjo, kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbsti. Jei jis Kristus Dievo išrinktasis. Tyčiojosi, ne? Iš jo tyčiojosi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam rūgštaus vyno. Ir sakydami, jei tu žydų karalius, išgelbėk save. Viršum jo buvo užrašyta graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis, šitas yra žydų karalius. Ir dabar žiūrėkit, vienas iš 39 eilutė, vienas iš nukryžiuotųjų, nusikaltelių, piktžodžiavo jam. Vienas iš. Gerai, paimkim šitą, ne? Jisai piktžodžiavo. Piktžodžiavo. Gerai. 29 eilutė. Jisai piktžodžiavo, jei tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus. Tyčiojasi, spendė, kai tu esi ant kryžiaus. Come on. Kom tu užsiemi? Tau vis dar jėgų tam yra? Tu kabi prikaltas prie kryžiaus, tu vis dar... Kas negerai, ant kiek tavyje yra vėžys viduje, kad netgi mirties akimirką vis dar tai sakai. Kada žmonės mirties patale guli, netikintis, ir prie jo prieina ir skelbia jam evangeliją, sako, klausyk, tu toj numirsi ir susitiksi su Dievu. Ar tu tai suvoki? Ir jis sako, atstok su savo Dievu, man nereikia tavo Dievo. Tu tuoj už akimirko susitiksi su Dievu. Alio? Jis visiems sako, nereikia. Ant kiek tai giliai yra? Ir va šitam atskaupėjo viskas ir jis dar užsiiminėjo pasityčiojimis. Žiūrėkit toliau. Antrasis, 40 eilutė. Antrasis yra šitas, jisai sudraudė šitą. Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas. Jisai buvo kitoks. Teisingai? Jis buvo kitoks. Jis sako, ar tu nesupranti? Mes abudu to numirsim ir mes susitiksim su to, prieš kurį duosim apyskaitą, o tu vis dar kaupi nuodėmes. Toliau, mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas, tai yra per vidurį, nieko blogo nepadarė. Ir jis, ir jis tarė Jėzui, viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Kaip gali Dievas prisiminti mane po mirties? Yra vienintelis būdas. Jeigu jisai mano vardą atras savo knygoje. Nėra kito būdo. O mano vardas įrašomas į jo knygą, kai aš priimu atleidimą. Aš tampu dangaus pilietis kartą visiems laikams. Jis įrašo į knygą mano vardą. Ir jisai dabar sako, Jėzau, tu kai nueisi į dangų, užrašyk mano vardą, nes aš irgi ateisiu. Aš noriu, kad tu žinotum mano vardą. Ar matot, ką jisai pasakė? Jie abudu nusikaltėliai, bet jie labai skirtingi. Ir tada Jėzus jam atsakė, iš tiesų, sakau tau, šiandieną su manimi būsi rojuje. Dabar ką aš noriu jums pasakyti? Šitie 3 kryžiai, jie yra visi labai skirtingi. Jie visi buvo susiję su nuodėme. Šitas veikėjas, jisai mirė nuodėmėse. Kodėl? Nes jo nuodėmės nebuvo atleistos, jisai juose mirė. Atlygis už nuodėmę yra mirtis. Jisai mirė savo nuodėmėse ir jis nuėjo į pragarą. Šitas, jisai mirė nuodėmei. Jis pasakė, aš nebenoriu
to daryti. Atleisk man, aš nenoriu šitą, kad ta nuodėmė būtų man vis dar įskaityta. Jėzau, apvalyk visą tai. Aš mirštu tam gyvenimo būdui, kuriam aš gyvenau. Aš mirštu tai nuodėmei, man nebereikia to. Ir jisai nuėjo į dangų, nes jisai mirė nuodėmei. Ir šiandieną mūsų pasiūlymas, kurį mes turime iš Dievo, yra gailestingumas. Ar tu nori mirti tam gyvenimo būdui, šitam gyvenimo būdui, kurį tu gyvenai? Nuodėmiai. Nes gyvenai išdidume. Ar nori išdidumui mirti? Sakyt, klausyk išdidume. Tu esi bjaurybė. Tu visą gyvenimą mane laikai kaip įkaito ir aš buvau tavęs kaip patyčių centras. Išdidume tu tyčiais iš manęs. Čia kaip alkoholis. Žinote, kad ar matėte pelkėje miegantį, apsimyžusi, apsivėmusi, blaivą žmogų? O girta? O girta? Tai jūs man pasakykite, tai kas miegojo pelkėje? Tenai ne žmogus miegojo pelkėje, ten miegojo alkoholis, kuris tyčiojasi iš žmogaus, paguldydamas jį į pelkę. Nes žmogus pats neatsigultų į pelkę ten miegoti. Nei vienas. Ir tada žmogus sako, klausyk, butelė, ne? Ateik ir tyčiokis iš manęs. Ir jis įsipila į savo vidų ir jis kaip marionetė nueina į tą pelkę miegoti. Ir lygiai taip pat mes sakome išdidumui. Klausyk išdidumui. Apakink mano akis. Įrodyk man, kad Dievo nėra. Pasakyk, kad aš karalius ir aš protingiausias iš visų. Ir šaipykis iš manęs, kur tik tai aš eisiu. Ir aš kur einu, visi durniai. Jo, iš tikrųjų visi durniai. Bet čia išdidumas, kuris mane apakino. Aš jį įsileidau į savo širdį. Ir šitas sako, aš buvau įsileidęs išdidumą į savo širdį. Bet atleisk Dieve, aš noriu mirti tam. Aš nebenoriu, kad tai tyčiotųsi iš manęs. Ir Jėzus pasakė, dar šiandieną tu būsi su manimi danguje, tau atleisti. Nes aš esu gailestingasis, kuris nusineš į pragarą tavo nuodėmes ir tau nebereikės to daryti. Taigi šitas, žiūrėkit, nuodėmėse, šitas mirė nuodėmiai, o va šitas mirė už nuodėmes. Nes jis neturėjo savo nuodėmių, jis mirė už šito nuodėmę. Ir visi jie trys tokie skirtingi. Ir čia yra 3 kryžių istorija, kurią mes turime Biblijoje. Ir tai yra vienintelė istorija, kuri įtraukia į save visą žmoniją. Visi iš mūsų yra arba čia. Nėra trečio. Nėra šito, nei vieno čia nėra. Bet žinot, ką daro religija? Tu nueini į bažnyčią ir sako, jeigu tu gyvensi taip, tai tu nueisi į pragarą. O jeigu gyvensi taip, nueisi į dangų. Jie sako, kad aš pats galiu už savo nuodėmes atidirbti. Ir jie melagiai. Jie melagiai. Tu negali nei vienos nuodėmės atdaryti atgal. Tu padarai ir atdaryti atgal. Todėl tu esi kaltas. Ir niekada ta kaltė nebus patraukta, nebent tas, prieš kurį kaltas, yra gailestingasis. Ir jis nori tau atleisti. Todėl religiją meskite laukan. Leiskite Jėzui jums atleisti. Ir mirkite nuodėmiai. Ir gyvenkite laisvi. Ar laisvi reiškia tobuli? Ne. Ne, mes niekada nebusim tobuli. Bet mes nebemylim nuodėmės. Ir jeigu mes matom save nusidedant, Dieve apsaugok mane. Ir kartais iš tikrųjų taip sunku atsispirti nuodėmę ir aš prisidirbu, bet aš turiu gailestingąjį, bet taip pat turiu ir vardą danguje ir jis nebus ištrintas. Ir ačiū Dieve, kad jo niekada neištrins. Ir ačiū, kad tu kiekvienoje dykumoje esi su manim. Ir kad aš jaučiu kaltę, nes aš vėl nusidėjau. Aš taip pat turiu ir Jėzų, kuris atleido ir už tai.
Ir tai nereiškia, kad mes gyvenkime kaip norim, jis visieną atleido. Mes galėtumėm gyventi kaip norim. Bet kada tu kartą buvai apvalytas ir patyrei, ką reiškia švara, tu nenori tame purvyne gyventi kiekvieną dieną. Tu vengi to. Todėl mes skaitome Bibliją ir sakom, Dieve, duok man išminties, kad nuodėmė mane viešpatautų. Nes šita švara yra mano malonumas. Ja. Okay. Amen. Amen. Mm.